Uždraustos istorijos temos. Iš visiškų sutemų staiga atsirado fantastiškas, nežemiškas pasaulis. Kapavietė buvo panaši į apleistą šventyklą, kurios sienose išsirikiavo skulptūros, o grindis dengė milžiniškas akmens luitas su iškaltu bareljefu. Mes buvome pirmieji, kurie ją išvydo po 1000 metų. Taip Alberto Rusloilie aprašo laidojimo patalpą užrašų šventykloje. Ir jau 150 metų netyla ginčai apie tai, kas pavaizduota ant įžymiojo luito – majų valdovas, mistinis personažas ar kosminio laivo pilotas. Šis ginčas užtemdė kitas senovės Palenkės miesto ypatingas savybės, bet jos visiškai be reikalo paliktos šešėlyje. Nepažįstamoji Meksika. Antroji dalis. Perlas džiunglėse. Man Palenkė yra pats brangiausias perlas, atrastas visos mūsų kelionės po Meksiką metu. Kažkoks netgi mistiškas grožis supa išlikusias šventyklas. Džiunglės, nupjauta prižiūrėta žolė, šviesos ir šešėlių žaismas, juosiantis upeliukas, sausa lapija, daugybė epinių elementų, kurie priverčia žiūrėti į šią vietovę susižavėjus. Atrodytų, dėl Palenkės viskas ganėtinai aišku. Ten egzistuoja ganėtinai daug kalendorinių datų. Šiuolaikiniams majų istorijos tyrinėtojams aiški valdovų istorija metų tikslumu. Ir nepaisant to, Palenkė saugo daugybę mįslių ir paslapčių. Visų pirma, kyla klausimas, kodėl Palenkė buvo pastatyta būtent šioje vietoje, ant kalno šlaito, džiunglėse. Nors keliais kilometrais žemiau, ten, kur dabar pastatytas šiuolaikinis Palenkės miestas, gyvenimo sąlygos žymiai patogesnės. Ir prieinamumas geresnis, ir vandens ištekliai didesni. Nepaisant to, miesto įkūrėjai išsirinko būtent šią vietą. Gali būti, kad jie vadovavosi visiškai kitais motyvais, negu siekdami buitinio patogumo. Bet kas buvo miesto įkūrėjai? Istorikai įsitikinę, kad Palenkę statė majai. Bet faktai byloja apie tai, kad ją statė žymiai senesnės ir labiau išsivysčiusios civilizacijos atstovai. Именно здесь, как ни странно, сохранилось, на мой взгляд, максимальное количество отдельных элементов, которые... Kaip nekeista, būtent čia išliko didžiausias atskirų elementų kiekis, kuriuos galime priskirti mūsų ieškomai procivilizacijai. Megalitus mes radome. Visų pirma, vienoje iš šventyklų yra kažkas panašaus į laiptus, padarytus iš nemažų blokų. Stačiakampė forma ir sveria jie po 200-300 kg. Pradinės taisyklingos stačiakampio laiptų formos apglūdintos ir užapvalėjusios, lyg kokio nors muilo gabalai. Tai byloja apie tai, kad akmenys čia pragulėjo pakankamai ilgai, o apatiniai jų kampai netgi labai aštrūs. Šie akmenys labai disonuoja su kitais palyginti smulkiais akmenėliais, iš kurių sudėliota ir ši, ir kitos piramidės. Šios laiptus priskirti žmonijos priešistoriniam laikotarpiui būtų netgi labai logiška. Majų akmens įrankiais neįmanoma išgauti tokių lygių paviršių ir kampų.
O ir rankomis tampyti tokius blokus nelengva. Todėl indėnai iš jų tiesiog sudėliojo laiptus. Jie galėjo stovėti visiškai kitaip, kaip ten, kad stovi. Tai kad jie ir ten stovėjo kitaip. Čia tiesiog panaudojo akmenis, kurie čia buvo. O čia po to, kai juos suklojo, jais vaikščiojo. Ir štai rezultatas. Bet čia kraštai padaryti išties gerai. Jie jau sugebėjo padaryti lygią plytą, tai galėjo ją ir lygiai pakloti. Reiškia, plytos gulėjo kitur. Jas sutampė į šią vietą. Arba čia likučiai gerokai senesnio išardyto prieš istorinio statinio, iš kurio majai pastatė savo kompleksą. Indėnai arba mėgdžiojo senovės civilizacijos technologijų likučius, arba vykdė nurodymus tų, kurie kažkada tuos statinius statė. Buvo bandoma šiuos statinius atkurti iš to, kas likę. Tačiau panašu, kad nuo to laiko, kada buvo statiniai pastatyti, iki majų įsikėlimo į šias vietas, praėjo labai daug laiko. Indėnai čia aptiko tiesiog griuvėsius. Kamuolių žaisti skirtame stadione dideli blokai išliko tik centrinėje dalyje. Matosi 3 klojimo tipai. Tie smulkūs, kur viduje stambus, ir tie išilginiai. O gal tiesiog naudojo akmenis likusius nuo dievų? Pažiūrėkime štai ten. Čia geriau matosi. Plytos pastatytos kitų kampų, kitoks nuolydis. Palenkės namuose, tarp daugybės neapdorotų akmenų, kartais aptinkami plokšti blokai su labai lygiai apdorota priekinė plokštuma. Jų gamybai reikalingas pjūklas arba dar tobulesnis įrankis. Jo indėnai neturėjo. Už tai buvo senovės griuvėsiai su jau pagamintais blokais. Ir majai juos naudojo išvaizdžių perdangų statybai. Tarp kitko, tai negeriausias sprendimas. Įdomiausia, kad plokščius blokus buvo galima panaudoti praėjimų perdangoms, bet statė visai kitaip. Darė labai aukštus susisiekiančius skliautus vietoj to, kad plokščiomis plytomis gauti tą patį lubų rezultatą. Kur kas protingesnį būdą indėnai pasirinko centrinio komplekso, taip vadinamų rūmų statybai. Jie pastatė kompleksą ant patvaraus senovės statinio pamato. Ir nors rūmai puikus majų architektūros pavyzdys, visas jų menas nublanksta prieš tai, ką galima pamatyti apatinėje šiaurinėje pusėje. Čia išliko labai kokybiškas mūras iš labai lygių stambių blokų. Jų sukūrimo technologija daug kartų pralenkė visų istorikams žinomų Mezoamerikos civilizacijų statybų technologijas. Visi kampai lygūs. Kodėl taip padarytas vienintelis apatinis sluoksnis? Tai kad jis ne vienintelis. Panašu, kad jis tęsiasi štai taip. Kad tęsiasi tai taip, bet ar jis ėjo aukščiau? Aukščiau tai jo nebuvo. Akivaizdžios apdorojimo žymės. Lygus paviršius. Esu tikras, kad čia be pjūklo neapsieita. Labai gerai išlyginta. Šis blokas išlygintas, kaip ir visi kiti. Jie susilieja į vieną liniją. Simetrija tarp viršaus, apačios ir vidurio. Labai gražu. Visiškai skiriasi nuo viso kito. Žiūrėk, nueina gilyn. Akivaizdu, kad laiptai žymiai jaunesni.
Indėnai matė štai tai, o toliau stengiasi padaryti kažką panašaus. Technologijų skirtumas matyti kaip ant delno. Tačiau nei vienoje istorijos knygoje užuominos apie tai nerasite. Akademinis mokslas čia tyli kaip kapas. Ir nenuostabu. Juk tarp dviejų civilizacijų ne tik milžiniškas išsivystymo skirtumas, tarp jų praraja. Mane pribloškia tai, kad ant lygių glotnių pamatų pastatyti kažkokie negrabūs statiniai. Kreivi, pasvirusiomis sienomis, primenantys vištides. Tikriausiai tai viskas, ką sugebėjo pastatyti indėnai. Statė ant senovės, visiškai pamirštos civilizacijos griuvėsių. Greičiausiai šie blokai buvo labai seniai apnešti žemėmis ir tikriausiai net nebuvo atkasti vėlesnių restauravimų ar atstatymų metu. Ir tik dėka to, kad jie pragulėjo tūkstančius metų po žeme ir buvo atkasti tik šiuolaikinių archeologų, mes turime progą jais mėgautis. Apatinis sluoksnis gana gerai išsilaikė. Ir tai buvo procivilizacijos statybų pamatai. Žinoma, iki Hefreno ar Cheopso lygių blokų jiems toloka. Bet čia ir ne tie akmenėliai, iš kurių padaryti pagrindiniai statiniai. Palyginimas su Egiptu čia visiškai neatsitiktinis. Skirtingose Atlanto pusėse esančiuose mūro elementuose daug bendro. Poligonalinis mūrijimas. Iki šio lygio buvo gretimas blokas, o šalia ėjo sekantis. Čia poligonalinė išpjova. Ir čia tokia pati. Iš pradžių visa tai buvo lygu, o ten įstatyta. Mūras kaip Egipte. Stilius labai panašus. Panašumas pribloškiantis. Čia Palenkė, o čia Egiptas. Čia Palenkė, o čia Egiptas. Bet net ir kokybiškiausiai dirbant galimos klaidos. Ir Egipto akmenys išsaugojo tokių klaidų liudijimus, įrankių pėdsakus. Pagal šiuos pėdsakus galima spręsti apie įrankių parametrus, dažnai pralenkiančius šiuolaikiškiausios įrangos parametrus. Deja, Palenkėje panašius pėdsakus aptikti buvo žymiai sunkiau. Vis dėlto panašu į uolienos defektą. Ne, manau, kad čia įrankio padaryta žymė ir vėliau įvyko erozija. Kraštai dabar įgavo plėštinę formą, tiksliai nustatyti sunku. Praėjo daug laiko. Ir klimatas prisidėjo, ir medžiaga nepatvari. Viso to dėka greitai irsta. Ryškius pėdsakus sudėtinga rasti, bet ir čia pavyko rasti kažką panašaus į diskinio pjūklo pėdsakus. Nelabai ryškus, bet vis dėlto. Būtent įpjova, o ne įskilimas. Čia briaunelė. Pjovimas eina truputį į šalį nuo skilimo. Štai įpjova, paskui eina į tą pusę. Čia nuskilimas. Mezoamerikos diskinis pjūklas atrodo neįtikėtinas. Bet štai vienas iš majų piešinių ant indo. Keisti sutvarimai rankose laiko tai, ką mes pavadintume stilizuotais disko pjūklų atvaizdais. Jei tik pamirštume, kad piešiniui daug šimtų, jei ne tūkstančių metų. Bet pilies pagrindo blokai jau nebe piešinys. Tai faktas. Faktas, su kuriuo negalima nesiskaityti. Nors rūmai indėnų pastatyti gerokai primityvesnės technologijos dėka, bet ir aukštesnėse eilėse matome liudijimus, kad majai naudojo gerokai senesnių pastatų griuvėsius. Šių laiptų blokų šalia bokšto indėnai patys padaryti negalėjo. O čia rytinio vidinio kiemo laiptų pakopos.
Blokai sveria apie kelias tonas ir guli tiesiog kaip laiptų pakopos prie pagrindo. Lyg kaip tyčia parodymui, indėnai sudėjo iš senovės blokų tik 2 iš 4 kiemelio sienų. 2 visiškai skirtingi stiliai ir akmenų apdorojimo, ir jų klojimo, ir aplamai požiūrio į statybą. Štai vienas stilius visiškai paprastas. Jis priglaustas prie visai kitokio. Čia dideli blokai, lygutėliai, puikiai apdorotos briaunos. Panašu, kad buvo pjaunama. O čia naudojo viską, kas pasitaikė po ranka. Tai, kad duoda gamta. Nepakanka galios viskam. Indėnams akivaizdžiai trūko medžiagų iš senovės griuvėsių. Vakarinėme vidinėme kiemelyje jų užteko tik vienai kokybiškai sienai. Štai vėl ta pati poligonalinė statyba. Va intarpai. Kardinaliai skiriasi nuo viso kito. Klausimas, ar čia buvo tie blokai. Šioje apatinėje dalyje intarpas. Tas akmuo stovėjo kitoje padėtyje, o padėjo jį taip. Tai gadina visuotinę aukščio simetriją. Patys rūmai beveik nepakrypo nuo neišvengiamų šiose vietose žemės drebėjimų. Taip, yra šiokie tokie pakrypimai, įskilimai, bet jų santykinai nedaug. O apatinė dalis labai išsikraipiusi. Turėkime omenyje, kad tai buvo po žeme. Matosi iškasti grioviai, palikti archeologų. Viskas buvo porą metrų po žeme. Ir žiūrint, kaip išsikraipiusi apatinė kadaise lygi akmenų eilė, peršasi išvada, kad šis mūras patyrė daug daugiau žemės drebėjimų, nei visas likęs statinys. Nežinau, ar pagal tai galima nustatyti statinių amžių, bet toks faktas yra. Atsižvelgiant į statybos kokybę, tarp 2 statybos stadijų galėjo praeiti ne 1000 metų. Tai netiesiogiai rodo ir keista komplekso statinių orientacija. Pastatyta labai netiksliai, neatsižvelgiant į šiaurę ar pietus. Čia nukrypimas nuo šiaurės krypties akivaizdus. Sudėtinga nustatyti tiksliai, bet paklaida sudaro 15–20 laipsnių. Kadangi nukrypimas visai neracionalus, ir dar ten matėme akivaizdžiai senesnių statinių akmenis, peršasi prielaida, kad čia buvo prieštvaniniai statiniai, kurie buvo orientuoti į seną šiaurės ašigalį. Šventyklų ir rūmų daug, stogeliai ir taip toliau. Čia lyg ir tikrai statė indėnai. Majų stiliaus mūrimas. Neapdoroti akmenys, molio skiedinys. Įdomu tai, kad jie orientuoti neaišku į kur. Su pakrypimu vėlgi tų pačių 15–20 laipsnių nuo šiaurės krypties ašies. Tai leidžia manyti, kad šie statiniai pastatyti ant gerokai ankstesnių statinių. Majai statė ant senų pamatų tai, ką mes matome dabar. Я думаю, мы можем смело предположить, что Паленки было не столько все-таки... Manau, galime drąsiai manyti, kad Palenkė buvo negyvenamasis kompleksas, o turėjo ceremonijų paskirtį. Gal tai buvo nacionalinis parkas? Statė dar iki jų. Ir taip ratu. Civilizacija civilizacijai perduoda ir viskas.
реконструкции логики поведения любого civilizuojusiuosi и rastūčių. Rekonstrukcijos požiūriu, koks yra pas bet kokią besivystančią visuomenę, yra logiška rasti tokias vietas ir interpretuoti jas kaip senovės dievų gyvenimo vietoves. Taip pat jas paversti dievų garbinimo vietomis, šalia kažką statyti ir statinius išsaugoti. Tokią logiką ir matome šiuose rūmuose. Greičiausiai ir po mūsų, jei gyvens žmonės, ras griuvėsius, apipins legendomis, pradės kažką statyti ant pamatų, bandys išsaugoti, statys savo šventyklas ir palaipsniui uždengs tai, kas liks nuo mūsų. Deja, akademinis mokslas atmeta ir šią logiką, ir faktus. Istorikai mieliau remiasi tomis datomis, kurių gausu ant palenkės statinių sienų. Tame tarpe ir ant didelių akmens blokų. Bet ir čia viskas toli gražu ne vienareikšmiška. Tarkime, datas iškalė tikrai majai, bet gerokai vėliau, nei buvo pastatyti pirmieji statiniai. Mums juk neteitų į galvą, pavyzdžiui, nustatyti senovės Kremliaus amžių iš tų užrašų, kurie matyti ant jo sienų. Bet negalime atmesti, kad dalis palenkės statinių sienose paliktų užrašų padaryti senovės civilizacijų, o istorikai tiesiog juos traktuoja neteisingai. На самом деле ситуация-то заключается в том, что все более-менее исторические памятники, на которых нанесены определенные даты, и которые можно... Visi istorijos paminklai, ant kurių yra senovės rašmenys ar tam tikros datos, kurias galima identifikuoti ir priskirti tam tikram laikmečiui, priskiriami jau majų supaprastintam laiko skaičiavimui. O šis laikmečio skaičiavimo ciklas turi 52 metus. Užrašytą datą galima traktuoti ir vienaip, ir 52 metais anksčiau arba vėliau, o gal 104 metais anksčiau, o galima ir 5200 metų anksčiau. Vis tiek data atrodys lygiai taip pat. Betvarkė čia ne tik įmanoma, bet ji ir natūraliai atsiranda. Ir čia mes galime visai kitaip pažvelgti į Alberto Ruso radinį padarytą rašmenų šventykloje. Istorikų versija, kad čia palaidotas majų valdovas, kelia daug abejonių. Kodėl Ruso pirmose publikacijose teigia, kad sarkofage rasto žmogaus dantys nebuvo įpjauti ir inkrustuoti, kaip kad buvo įprasta majų žymių žmonių tarpe. Vėliau jis pakeitė parodymus. Kodėl greta rasti palaikai išsilaikė taip gerai, o užantspauduotame sarkofage kaulai sutrūnijo taip, kad buvo net neįmanoma nustatyti, ar kaukolė deformuota. Koks iš tikrųjų palaikų rastų po įžymiuoju luitu amžius? Kodėl laidojimo data nustatyta tik iš rašmenų vertimo ir dar patogiame istorikams traktavime? Kodėl iki šiol neatliktas radiometrinis palaikų amžiaus nustatymas? O jei toks ir buvo atliktas, tai kur jo rezultatai? Galbūt nepublikuoja todėl, kad rezultatai nepritampa prie bendro paveikslo ir šokiruoja istorikus. Ir galiausiai, kodėl nepaisant pasaulinės kapavietės šlovės, įėjimas į ją uždarytas. Negana to, uždrausta netgi pakilti į užrašų šventovę, nors kiti komplekso objektai visiškai prieinami. Prieinama netgi kaimyninė laidojimo patalpa, taip vadinama princesės arba raudonosios karalaitės laidojimo patalpa. Ir nors kapavietė sumūryta tradiciniu majų stiliumi, iš akmenų ir molio skiedinio, viduje yra monolitinis sarkofagas su labai lygiomis briaunomis, kurių akmens įrankiais nepadarysi.
Iš visko sprendžiant, šis sarkofagas taip pat atiteko kaip išsivysčiusios civilizacijos palikimas. Tai kas vis dėlto palaidotas užrašų šventykloje? Gal tai tos pačios senovės paracivilizacijos atstovas, kuri ir buvo palenkęs įkūrėją? Faktai ir logika verčia susimastyti apie šią versiją labai rimtai. Uždraustos istorijos temos. Nepažįstamoji Meksika. Perlas džiunglėse. Išvertė ir įgarsino Naglis.